Štai šioje Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto auditorijoje ką tik vyko antrasis Startuok reklamų konkurso seminaras Būti aktoriumi. Šį kartą studentai bei moksleiviai susirinko pasiklausyti įvairių televizijos projektų režisierės bei vienos žymiausių Lietuvoje kastingo kompanijos vadovės Editos Kabaraitės. Lektorė pasakoja apie tai, kaip veikia visa žmonių atrankos sistema, kokie žmonės yra patraukliausi reklamų bei filmų kūrėjams. Kartu atvykęs operatorius patarė, kaip geriausia fotografuotis bei filmuotis, kaip parengti tinkamiausią apšvietimą ir kaip tinkamai save pateikti objektyvui. Kaip pati esate susijusi su reklama? Aš ją žiūriu, aš ją reaguoju, o kartais tenka ir sukurti šį beitą. O kodėl būtent castingas jūsų veiklos sritis? Jis atsirado todėl, kad rinkoje nebuvo tokios paslaugos ir mes pirmieji ją įkūrėm. Ir jeigu kol kas dar gyvi, vadinasi, yra poreikis. Tai tiesiog buvo sukurtas produktas, kurio rinkoje trūko. Auditorija, kaip ir pirmojo Startuok seminaro metu, buvo pilna susidomėjusių dalyvių. Seminaras iš tiesų patiko tai, kad sužinojau, kaip vyksta castingai, kas yra castingas ir kaip toms visoms reklamoms, kurioms visi aktoriai, įvairūs žmonės, kurie yra atrenkami kiekvieną dieną. Iš tokių seminarų tikiuosi daug praktinių žinių, tikiuosi daug geros informacijos ir tos informacijos, kurios tikrai nesužinosiu iš kasdienių dalykų, iš knygų ar net iš televizijos. Labiausiai tai, kas patiko, tai, kad parodė tos reklamas visas, parodė, kaip ten viskas vyksta, kaip ten tie projektai visi rengiami, tie, pavyzdžiui, tūkstantmečio vaikai ir taip toliau. Iš tikrųjų, žiauriai nustebino. Seminaras labai patiko ir kas labiausiai patinka, tai kaip jau kai kurie apklausti ir minėjo, tai praktinės idėjos ir patarimai, nes buvo duota šiek tiek patarimų ne tik dėl filmavimo, bet ir dėl fotografavimo, su tuo, man atrodo, kiekvienas susiduriam, jeigu ne kasdien, tai vis dėlto dažnai ir vis tiek bus galima šitą dalyką panaudoti. O ar pati žadite kurti reklamas? Turime idėjų dalyvauti originalios reklamos sekcijoje. Turim netgi kelias idėjas iš tikrųjų ir dabar galvojam su drauge, kurią geriau būtų pasirinkti ar kurią galėtume geriau gyventi. Kitas Startuok reklamų konkurso seminaras vyks balandžio 6 dieną. Seminaro lektorius, socialinės reklamos specialistas bei vienintelės Lietuvoje socialinės reklamos agentūros vadovas Paulius Rimeikis kalbės apie socialinę reklamą ant popieriaus ir realiame gyvenime.